Ieškote premium klasės nekilnojamo turto Palangos centre, bet atsisakote eiti kompromisus dėl kainos ir kokybės? Jeigu jums svarbu turėti asmeninę ramybės oazę pačioje kurorto širdyje ir tuo pačiu padaryti protingą investiciją, kuri uždirba grąžą ištisus metus, atkreipkite dėmesį. Šiandieninė rinka pajūryje diktuoja griežtas sąlygas. Dažnai mokama nuo 10 iki 18 tūkstančių eurų už kvadratą prestižinėje vietoje, o gaunamos tik betoninės sienos ir mėnesius trunkantis galvos skausmas ieškant meistrų. Kitas kraštutinumas – nekilnojamasis turtas pievose be infrastruktūros. Ten nuoma ir gyvenimas verda tik kelis vasaros mėnesius, o žiemą viskas tiesiog sustoja. Tačiau yra gerokai racionalesnis sprendimas. Visiška ramybė vienoje labiausiai vertinimų Palangos vietų – zonoje tarp Birutės parko, Basanavičiaus gatvės ir jūros bangų, kur galite visiškai atsiriboti nuo miesto šurmulio. Pristatome tobulą projektą. Šiame pastate įsigijate visiškai ir premium lygių įrengtus apartamentus nuo 7600 eurų už kvadratą. Apgalvota viskas – nuo itališkos keramikos iki šildomų grindų ir vėdinimo sistemos. Jums nereikia eikvoti savo brangaus laiko. Negana to, tai dviguba nauda – investicija į jūsų asmeninio poilsio kokybę ir solidžią nuomą. Miesto centre nuoma aktuali visus metus, o atvykstanti publika vertina kokybę. Savaitgaliais, renginių metu šioje zonoje net ir už 1000 eurų parai rasti padorių apartamentų yra iššūkis. Kadangi naujų statybų plotų centre praktiškai nebeliko, o projektavimas ir vystymas šioje paveldo zonoje gali trukti net iki 10 metų, laisvų butų skaičius sparčiai mažėja. Todėl šio turto vertei lemta tik augti. Spauskite nuorodą žemiau, registruokitės privačiai apžiūrai ir išsirinkite savo erdvę, kol dar yra laisvų apartamentų siūlančių ir požeminį parkingą, kas centre yra ypatinga vertybė.